Jo, šiandien kokia lietinga diena. Esu šlapia. Noriu biškį pakalbėti apie situaciją UK, politinę situaciją UK, būsimus rinkimus. Ir nusimato labai įdomus laikai. Tiem, kas turi Identify Leave to Remain, o settled status, ar kitaip Permanent Residence. Nes dabartinis rinkimų favoritas Nigel Farage planuoja visiškai panaikinti tą dalyką. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad jeigu tu nori gyventi UK, emigrantskai, jeigu esi, tu turi arba gauti darbo vizą, kas ir paprastam darbininkui beveik neįmanoma po Brexito. Ten nebėra tokios sistemos, kad tu atvažiavai iš ES, nuėjai job centrą, užsibukinai interviu gauti National Insurance numeriui ir tu dirbi. Po to pragyvenus atitinkamą laiką, kas buvo seniau 5 metai, gali susitvarkyti settled status arba Permanent Residence. Tas reiškia, kad tu gali gyventi vos ne kaip pilietis, tik tais atitinkamos tavo teisės yra apribotas, negali balsuoti ir tada pilietybė. Tai va, ką tas reiškia? Pagal visą statistiką UK gyvena apie 400 000 žmonių su tais rezidentais. Ir taip jiems, kada jie sulauks pensinio amžiaus, reikės mokėti pensijas. Dauguma jų yra prieš pensinio amžiaus, NHS sistema, kaip mūsų sveikatos apsaugos sistema, būsimi klientai. Ir Nigel Farage nori tiesiog jų atsikratyti. Tame tarpe aš irgi turiu susitvarkęs rezidentą. Kadangi aš daug metų gyvenu UK, pilietybės nenoriu imti, nes būčiau praradęs lietuvišką pasą. Dar kas liečia, jeigu jie laimės Nigel Farage su Reform UK rinkimus, jie planuoja padaryti taip, kad jeigu tu patampi Britanijos piliečių, automatiškai turi atsisakyti kitos šalies pilietybės. Tarkim, tu esi Lietuvos pilietis, susitvarkai pilietybę ten, tada turi atsisakyti lietuviško paso. Ir ką tas reiškia toliau? Tas reiškia, kad labai daug lietuvaičių yra pakibę. Matai, čia vėl labai priklauso kas nuo rinkimų rezultatų. Jeigu rinkimų rezultatai bus tokie, kad Nigel Farage pataps ministrų pirmininku, Reform UK sudarys daugumą partiją, tai tada iš mano pusės yra labai daug giminaičių, draugų, kurie gyvena UK su settled status. Jie turės patapti arba piliečiais, arba susiras darbdavį, kuris tave sponsoriuos gauti darbo vizai. Darbdavis turės įrodyti, kad jisai negali rasti vietinio brito į šitą poziciją. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia, kad tik tais aukštos vertės specialistai, aukštos kvalifikacijos specialistai galės likti UK su darbo viza. Tas reiškia, kad kas galės susitvarkyti pilietybę, susitvarkys pilietybę, gyvens toliau UK kaip piliečiai. Kas negalės susitvarkyti pilietybės dėl kalbos barjero ar tiesiog šiaip turės išvykti. Tai va, grįžtant prie mano pusbrolio istorijos, kaip ir prie tuose video, minėjau, kad buvau čia Kanadai, padėjau žmogui įsirengti būstą. Jisai žmogus padarė gerai šiaip, nes Kanadai vis dar ta sistema veikia ir neveiks. Pagyveni atitinkamą laiką, susitvarkai Permanent Residency ir gyveni toliau. Tai bus daug grįžtančių lietuvaičių į Lietuvą prieš pensinio amžiaus. Aišku, tu tą stažą visą galėsi, ką uždirba Anglijai, parsivežti į Lietuvos sodrą, susitvarkyti pensiją čia, bet jeigu tu turi kažkokį tai invalidumą ar pensijų sudirbęs Anglijai, čia jau yra problema. Ir iš vienos pusės aš suprantu, nes yra labai daug pavyzdžių, kada rumūnai ar tie patys lietuvaičiai mūsų
susitvarko pašalpas, UK fiziškai net nebūna, gyvena Rumunijai, ten Lietuvoje, Lenkijoje, kažkur kitur. Ir taip, aš suprantu tą pyktį, bet iš kitos pusės, tarkim, aš dirbau 10 metų. Pas mane UK darbo stažas ir 10 metų. Pagal viską aš ir pensijos dirbęs su viską, aš jaučiuosi biškutį, kaip ir apgautas. Bet vėlgi nieko nėra pastovaus. Tai va, kaip ir su Brexitu. Jeigu kas nors būtų pasakę 2011 metais, kad įvyks Brexit, kad UK pasitrauks iš ES, būčiau tą žmogų palaikęs nepilną protą. Bet ir kaip ir. Tai va. Ir vėlgi, aš kai pasižiūriu, dabar biškai nušoksiu nuo tos temos, savo tas peržiūras, aš žiūriu, nėra žmonės, nežiūri, neįdomu, gal aš tiesiog neįdomus esu tose pelkėse, čia filmuoju savo tas mintis, monologus, bet man pačiam bus įdomu, tarkim, pažiūrėtos video po kokių 10 metų, ar, nežinau, po kokių 5 metų. Bus įdomu prisiminti, kaip pasaulis atrodė mano akim. Tai va ta pati UK, kaip viskas keičiasi. Ir ką aš, nežinau, norėčiau patarti tiesiog iš šalia žmonėms, sekit politinę situaciją UK. Sekit tiesiog visus tos politinės naujienas, visus tos naujienų šaltinius. Ir jeigu turit kažkokią tai ar nekilnojamo turtą, jeigu neplanuojat likti UK, neplanuojat likti piliečiais, aš nuoširdžiai patarčiau tiesiog parduoti viską ir važiuoti lauk iš ten. Tai va, mano toks patarimas būtų. Europos Sąjunga, kad ir jinai tokia atrodo braškanti, traškanti, bet jinai yra galia. Jinai yra didelė galia su 400 milijonų gyventojų. Ir jinai, nemanau, kad greitų laikų subirės ar dar kažką tai tokia, jinai tiesiog toliau plėsis. Euras bus naudojamas daugiau šalių ir viskas čia bus gerai. Šiaip gera opcija Kanada. Aišku, vėlgi ten jau turi važiuoti gyventi, nepriskraidysi Lietuvą, nepriskraidysi Europą, nes skrydžiai nėra pigus. Ir atstumai didelį laiko, daug suvalgo visas tas, bet patarčiau opciją tokia Kanada. Tai va. Tai va tokios mintis apie politinį gyvenimą, apie Lietuvos politinį gyvenimą su visais tais Nemuno dešrom, aušrom, aš net nekalbėsiu. Čia reiktų atskirą video, tiesiog nenoriu savo energijos švaistyti, nes čia yra aiškus Žemaitaičio darbas dirbti pagal Kremliaus paruoštuką, tiesiog daryti chaosą čia. Visa jo retorika, kad 35 metus mes čia esam valdomi kažkokių tai mafijos klanų, kažko čia yra debilizmas tiesiog viskas. Jisai tą pačią programą veda kaip Orbanas, kaip Fico, kaip visi tie AfD. Čia yra žiauru, iš tikrųjų, man tų žmonių, piktant jų ir gail jų, kurie balsuoja iš tą Nemuno dešrą. Tai va. Bet vėlgi, kaip matom, visas tas populizmas, jis daras populiarus, ypač UK, nes žmonės pavargo nuo migracijos. Aš mačiau pats UK, kaip ten kas vyksta ir taip neturi būti. Politikai turi daryti kažką, nes ta situacija su nekontroliuojama migracija ten yra absurdas. Tai yra tiek tokių, gal biški negatyvių, bet tokių kokių yra žinių. Šlapia, drėgna, nemalonu vaikščioti. Aišku, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Tai va, sėkmės. Dar kartelį, kas gyvenat UK, priimkit mano patarimą ir sekit politinį gyvenimą UK. Nes nuo visų to politinio gyvenimo po to labai priklauso jūsų asmeninis gyvenimas. Tai va, iki.